Taigi, ką mes norim padaryti? Ogi antrą kontrolinį darbą. Planetos ir asteroidai. Taip, ir čia yra užduotis. Galim iš jos kažką paimti, pavogti. Tai niekščiai. Nusikopijuoti į savo kokį nors Pythoną. Failą patartina iš karto išsisaugoti. Vardas, pavardė, tarkim. Vardaitis, pavardaitis. KD2. Ok. Ir įskopijuoti pradinius duomenis. Taip, dabar reikia pažiūrėti, ką reikia daryti. Surasti vidutinę masę. Pabandom. Tarkim, masę susumuojam taip, senoviniu būdu. Suma lygu 0 for m in masę. Suma pliusas lygu mažiukas. Reiškia, siemam iš eilės kiekvieną masę ir sumuojam. Ir tada vidurkis vid. Kaip ten reikia jį pavadinti? Vid masė. Vid masė lygu suma dalintas iš kiek yra elementų masės? Iš len m. Gerai. Galima spausdinti print vid masė. Spausdink. 1, 2, 4, 3. Taip ir turėtų gautis. Labai neblogai. Kas toliau? Sukuria kiekvieną dangaus kūną tinkantį pieštuko objektą ir tarampampam. Gerai. Oi, ne čia. Bet čia irgi reikės. Taip, parašom. Ką čia norim. Iš eilės sukurti juos ir sudėti galim paimti iš pavyzdžio, pasiruošimo. Taip. Pirma dalis padaryta čia. Tebūnie, toks tas kodas. Jį man kiek negaila. Geriau imti, atsiprašau, iš čia. Tada nukopijuoja be papildomų eilutės numerių. Ir mums čia visko, aišku, nereikės, bet išsiaiškinsim, kas per taip. Objektą priskiria vardą ir masę. Taip, sukuria, pieštuką pakelia reikiamoje vietoje ir šalia parašo vardą. Ok. Gerai, šitą padarėm. Galim pabandyti, ar sukuria. Bėda. Kopijuojam daugiau gerų dalykų. From turtle import. Kad galėtume tos vežliukus gaminti, reikia juos pasiruošti. Galim tiesiog čia. Resetas, atidaro šviežią langą, nieko blogo. Dar padarysiu gudrų dalyką, kad greičiau judėtų m speed 0. Taip. Taip, išsidėstė, valio. Toliau, main loopų nepadariau, tai jis čia nereaguoja. Suskirsto dangaus kūnus į sąrašus planetos ir asteroidai, jeigu masė didesnė už vidurkį planeta, kitu atveju asteroidas. Gerai, norėčiau tokią. Vargia. Ir parašom tada 2 sąrašus planetos. Pradžiai pasiruošėm jos tuščius. Ir asteroidai.
Ir dabar patikrinam kiekvieną masę. If mes dar masės nepriskiriam. Tai to pačiu galim priskirti ir mases. Nukalgime taip. MI. Jeigu daugiau už vidmasę, tai planetos append M. Kodėl čia mes M vadinam? Čia yra dangaus kūnai. Nu, kažkokie tai, nes M ir masė gali truputį painiotis, bet nieko baisaus. Else asteroidai append M. Taip. Planetas paspalvinti rudai, o asteroidus žaliai. Planetos, taip, M, Solar Brown, M, Solar Green. Dvigubai didesnės už asteroidus. Planetos dydį galima pabandyti, čia gal bus shape size, atsimenu, būdavo kažkoks tai, nėra, yra kažkoks shape size. Tai asteroidai bus dvigubai mažesni, tiesiog jų dydis bus mažesnis. Pabandom. Nu, matosi, tokie biški, nu, kaip sakant, gerokai mažesni. Ok. Padaryti, kad dangaus kūnus būtų galima pertempti. Jie būtų apskriti. Nepamirškim mailų, labai gerai, nepamirškim. Taip. Kad jos būtų galima pertempti, vėl nueinam į pavyzdį. Žiūrim, ar ten kas nors buvo. Ot ir nebuvo, bet mes atsimenam, kaip tai daryti, aiškugi. Tiesiog kiekvieną planetą mes padarom, kad M on drag, ją tempiant, jinai eitų į tempiamą vietą. O kaip padaryti, kad jie būtų apskriti? M shape. Set shape gal. Nu, neatsimenu. Pamatysim arba set shape, arba shape. O, shape tiesiog. Ir galima tempti. Gerai. Vardas nejuda, tai ir neprivalo kol kas. Taip, toliau įdomioji dalis. Funkcijos. Sukurti funkciją mėnuliai planeta. Gerai. Tikšt. Taip. Funkcija def mėnuliai planeta, kuri suranda prie planetos esančius asteroidus, sukuria ir grąžina iš visų asteroidų atrinktą sąrašą. Valio. Įtakos zonos spindulys pusę planetos masės. Taip. Planetos masės mes, man atrodo, kažkaip nepriskiriam, čia biškai patingėjom. Tai čia, kad įsidėmėtume planetos masę, tai taip. Masė yra MI. Gerai. Gavom planetos objektą ir reiškia, jis yra vienas iš tų, kurie yra planetose. Ir mums reikės perinkti visus asteroidus. Na, dar neskubam, bet pasiruošim. Ir čia atrinkti tuščias sąrašas, tai tie, kurie pateks į planetos zoną. Ta čia bus for in asteroidai if atstumas nuo planetos distance iki A iki asteroido yra koksai, yra mažesnis už šaknį iš planetos masės. Planeta masė, šaknis gaunama pakėlus pusę laipsnio. Tai kas tada vyksta? Tada
pridedam prie atrinktų. Append asteroidas bus prie atrinktųjų. Ir grąžina. Ir grąžinti reikia čia reikia grąžinti, kai ciklas baigsis. Return atrinkti. Valio. Tikšt. Galim tai padaryti. Ir dar kažką padaro su menuliais. Visus menulius paspalvinti mėlynai. Nu gerai, tai iškart, kai atrenkam, galim ir paspalvinti. Tai tas asteroidas pataps menuliu ir jo spalva pataps mėlyna. Galėtų būti menila. Menulis. Mėlyna. Blue. Taip. Funkciją padarėm, bet... uždarom. Taip. Bumt. Gerai. Čia klaida, kurią kartais padarydavo. Nutrūkus programai, kažkur tai viduj Pythono bibliotekų pradėdavo čia rašyti savo kodą. Taip nedarykit, darykit pas save savo kodą. Ir paleidžiam ir nieks nevyksta. Nes reikia funkcijas iškviesti. Pavyzdžiui, kiekvienai planetai for p in planetos menuliai p. Reiškia, tos planetos menulius gaus ir to pačiu jos paspalvins. Tikrai matysim, kad jie pamėlynuoja. Pamėlynavo. Bet kol kas tampas atskirai. Einam toliau. Taip, toliau padaryti, kad pertempiant pele planetas kartu persitemptų į įtakos zoną esantis asteroidai. Move self. Gerai, kopijuojam ir einam žiūrėti, ką čia siūlo. Taip, čia galim biškai pasukti, kol bus... Taip, čia matos bendras vaizdas, ko reikia. Ir čia parašom... Faktiškai reikia čia viršui kur nors pasiminėti tą veikalą. Taip. Sukurti pieštuko tipo klasę planeta ir joje funkcija move. Taip ir daroma. Class planeta gali iš turtle savybės ir dar turi savyje funkciją def move, kuri pajuda į naują vietą. Pertempimo idėja bus analogiška kaip ir su šokėjais. Susižinome pradinės koordinates, tada sužinome, koks bus pokytis koordinačių ir tada paeiname. O paskui turėsim perkelt visus menulius. Menulius mums duos funkciją, menuliai trinks ir grąžins, ką trinko. Ir mes galim parašyti dabar. For m in menuliai, tik ne planeta, o self. Reiškia, pats tempiamas objektas yra planeta. Ką daryti? Reikia paeiti. M go to. Nereikia dar pradinės vietos, reiškia, sx. mx my menulio yra mpos ir jis tada paeina mx plus dx my plus dy. Ir dabar reikia susijęti viską čia vietoj turtle. Dabar bus planetos ir kai mes jas norėsim tempti, mes jas darysim move, reiškia įdomiai tempti. Ir uždarom, ką čia turėjom, pabandom paleisti. Kažkas tai negerai. Čia yra ne planetos, o planeta. Ir dar kartą pabandom paleisti. Taip, ir atrodo, kad juda. Tarp kitko, tas menulio nustatymas yra dinamiškas, nes vyksta per funkciją. Ir planetai esant naujoj vietoj, gali atsirasti naujų menulių. Gerai. Ką dar galim nuveikti? Padaryti, kad pertempiant ankstesnis užrašas dingtų, o atleidus pelę atsirastų naujoje vietoje. Tai reikia padaryti kokią funkciją def info, kai buvo pavyzdys su strateginiu žaidimu, self xy. Ir čia bus self right, self name. O pradedant tempti, kad ir čia kur nors patempus biški, self clear. Išvalo tai, ką buvo prirašęs. Ir mums reikia naują funkciją info susijęti su
M on release. Ir biški